Davęs aviacijai karinę priemonę. Sugalvojau 96 metais per atostogas atvykti į Nidą. Kadangi aš esu iš profesijos spaustuvininkas. O mano specialybė tai yra cinkografas. Kai ėjau pasą pakeisti, sako, ar jūsų specialybė? Mano specialybė buvo vadinama nuodytojas. Aš sakau, nuodytojas. Sako, tai aš turiu tamstą dabar suimti. Pirmas cinkografas, dailininkas Gaučas, atvyko Nidon, turbūt 75 metais. Paskiau dar už Gerėno aerodrome išlaikė skraidymą. Tai pirmas buvo cinkografas Lakūnas. Aš pasekęs jo pėdom, reiškia, ne kažin ką nuveikiau šitoj srity. Visą gyvenimą, kodėl vienas mane klausia, kodėl aš nemirštu. Man buvo labai sunku atsakyti į tą klausimą, kodėl aš galiu nemirti. Sakau, negėriau, nerūkiau. Gyvenau su savo žmona 71 metus pragyvenęs. 10 metais ją palaidojau, 91 metų. Dabar gyvenu vienas, prisiminimais iš tų laikų, kada dar buvau jaunas, bet šiandieninis gyvenimas yra baisus, kadangi jau nuo 10 metų yra 4 sienos ir aš. Visą laiką įmonėj dirbdamas buvau profkomitete, sporto skyriuj, organizavau chorą. Žaidžiau ledo rutulį. 36 metais už LGS lošęs buvau Lietuvos čempionas, o 48 metais tarybiniais laikais už Žalgirį lošdamas buvau irgi Lietuvos čempionas. Lengvoje atletikoje dalyvavau, futbolą lošiau. Vienu žodžiu, darbas buvo toks, kad eini į darbą ir galvoji, sudaręs sąrašą, kur toliau, kažkur nepavėluotum. Žinoma, turbūt biškį ir šeimas nukentėdavo, kadangi ateidavau tik pamiegoti.
kada Černobylis sprogo, aš turėjau sodą, dirbau, pusnuogis, kai žmoną po kelių mėnesių nuvežiau į klinikas. O po metų aš negalėjau vaikščioti. Ir išgulėjau 4 metus. Kada reikėdavo man klozetą nuveikti ar nusiprausti, turėjau tokią taburetę ir atsiklaupęs galvoju, už ką Dievas mane nubaudė, kad man šitaip tenka. Ir kodėl aš čia tikrai pagalvojau, kodėl aš negaliu mirti. Aš negalėjau atsistoti. Bet po 4 metų, tai buvo 96 metais, sugalvojau atsistoti. Mane žmona pirmą kartą į ąžuolyną nuvedė ir į savo sodą, kuris radosi 30 km už Kauno, vaikščiojau pėsčias. O apie Nidą mano pačios gražiausios dienos. Buvau visą mėnesį. Puikus draugai buvo. Dovidaitis mano artimiausias žmogus, kadangi jisai darbavosi irgi spaudoj, teko ir po to su juo bendradarbiauti. Vienu žodžiu atvykęs į Nidą, pamačiau nuostabų, kaip sakant, gyvenimą, ne tokį kaip spaustuvė, popieris, dažai ir kurie leidžia knygas, su jais tekdavo bendrauti. Ar tai buvo Salomėja Nėris, ar tai buvo dailininkė Tarabildėnė. Visi ateidavo per cinkografiją. Nežinau, kodėl tai buvo. Ar ypatingas skyrius buvo. Dabar Nidoj pirmą vakarėlę valdant, reiškia, pasižiūrėjau, kad ta vakarėlė nesiskiria nuo restorano. Toks buvo geras virėjas, kad kiekvieną dieną jis sugalvoja vis pietus kitus. Ir buvo tokių ir negerų dalykų, žinoma. Ateidavom mes iš kopų, atvilkdavom sklandytuvus, uždarydavom po vakarėlės, kažkur, kas ką mėgdavo, dažniausiai būdavo mažos grupelės artimų žmonių, kurie tave supranta, ir tu juos supranti. O naktį tekdavo ramiai įsimiegoti. Bet mūsų tarpe buvo vienas
Paskiau mes sužinojom, kad jis buvo žvalgybininkas. Jis restoranuose praleisdavo visą laiką Nidoj, ne mokykloj, bet Nidoj, miestelį. Jis ateidavo maždaug 2 valandą ar 3 ir mus sukeldavo. Su triukšmu žiūrint, kaip reikiant žmogelės. Tai kai žinoma, po to jis užmigdavo. Tai jau žinojom, kad 5 arba 6 valandą jis jau labai gerai yra įmigęs. Tai iš pradžių pas mus buvo prausykla tokia, labai primityvi. 2 lentos sukaltos, po apačia skylutė padaryta, tokiais tarpais, vienu žodžiu, tas ovis prie šulinių, ten pripumpuoji vandenį, vanduo bėgdamas čia, tai gali iš karto 10 žmonių nusiprausti, reiškia. Tai mes jį pamažu išnešdavom, pastatydavom po to loviu, pripumpuodavom, bet čia negelbėjo. Kiekvieną dieną tas pats. Tai vieną dieną sugalvojom nunešti jį ne į Kuršių marių, bet prie jūros. Nunešėm, jis nieko nejuto, suprantat. Paskiau rytą, kada jis atėjo, suprantat, prašyti pagalbos, sako, velniai žinau, kur aš atsidūriau. Girdžiu, sako, ūžesys, kad ūžė. Mes labai giliai jį čia pat prie kranto pasakydavom. Sakom, nedaug dieve, jeigu banga jį nuplaus ir žmogų pražudysim. Sako, atsimerkiau, žiūriu dangus, žvaigždės, galvoju, velnias žinau, vėl jie mane šposą padarė kokį tai. Sako, išlipau, o čia vanduo. Vienu žodžiu, lakūnai yra savotiški žmonės. Kitokie. Matyt, ponas Dievas jos sutvėrė, kad jie būtų kitokie. Nėra huliganų, nėra bandytų, nėra kitokių. Gali jais pasitikėti dieną naktį. Tai yra tikras draugas. Taigi, nu kągi, leiskit galbūt užbaigti. Norėčiau gal tarti, pats negaliu sugalvoti, žinoma, Justo Marcinkevičiaus žodžiais. Noriu atsisveikinti. Saulelė mano vakarop eini, lauko atsidusimas šešėliotas, gyvenimo švelnus prisiglaudimas. Iš graudulio šitą žodį, iš graudulio. Aš vis negaliu tavęs atitraukti nuo lūpų. Rugių kalnelį vidury dangaus. Gražus tas žemės laikymas per amžius, darbų žydėjimas, lietaus laukimas, žiūrėjimas į saulę,